LRT komanda čia Vilniuje pas Garsųjį Rytį Vyšniauską namuose, kur... Garsųjį nes kalba garsiai, ne? Mūsų skaitytojai tau uždavė, kaip jau minėjom, 41 klausimą. Pasitengsim, kad galėtum jūs visus atsakyti ir tikėkimės nebus nepatogių ar dar kokių. Šiaip gyvenimas labai geras. NBA žiūri naktimis, į darbą vakare, žinot kiek nori. Būna ir taip, būna ir kitaip šiek tiek, bet neblogas, negaliu skūstis, darau kas žinai, patinka. Nėra taip, kad visada galiu miegoti kiek noriu, nes darau dar ir visokių kitokių dalykų, ir radio laidą apie krepšinį turiu, ir parašinėjau kartais šiam bei ten, tai yra tos veiklos, bet džiaugiuosi, kad jinai visa yra sukasi aplink sportą, kad galiu, kaip sakyt, užsiimti tais dalykais, domėtis tais dalykais, gilintis tais, kurie man prie širdies, kurie man įdomus ir aktualūs. Tu komentuoji, vedi radijos laidas, rašai, yra ko nors, kur nedarai apie sportą? Nežaidžiu. Vienintelis, ko nedarau, tai nežaidžiu, nes iš tikrųjų prieš jau kokius porą metų teko nustoti taip aktyviai žaisti, nes pas mane kelio kryžmiai raiščiai 3 kart paplyšę, tai va, vienintelis, ko nedarau, tai nežaidžiu. Rašau, kalbu, žiūriu, bet nežaidžiu. Yra tekę turėti problemų dėl savo vardą, kad maišytų tavo vardą kas nors? Maišytų mano vardą? Su kuo, žiūriu, nežinau, šiaip ne, turbūt. Mes, man atrodo, komentavimo pasaulyje turim tokių balsų, kur jau su nieko nesumaišysi, ten, sakykime, Nerijus Kespinas, Linas Kunigėlis, o daug ten komentatorių, kur internete ar panašiai galima supainioti, nes būna panašus balsai, panašus stilius, ar kažkas kažką gal netyčia net nukopijuoja, bet ne, man kažkaip nėra buvę, kad ten supainiotų, kad ne aš komentuoju, o kažkas kitas, tai asmeniškai nepamenu, kad būčiau susidūręs su kažkuo tokiu. Tai dabar nesu tikras, ar tave painios tiesiog su kažkokiu kitu žmogumi, ar kažkas labai greitai rašė, bet į tave kreipėsi Gyti. Su kokiu žmogumi iki šiol tau labiausiai patiko komentuoti varžybas? Šiaip su kiekvienu yra įdomu ir kažkas naujo ir kito, aišku, su to pačiu prie kiekvieno ir prisitaikai, nes visi žmonės skirtingi, kaip ir komentuoja skirtingai, taip ir viskas skiriasi, balsai, iškalba ir visa kita, bet nemenkinant, ta prasme, ne vieno žmogaus, su kuriuo teko komentuoti ir dar teks komentuoti, man asmeniškai labiausiai patinka su Žydrūnu Grudinsku komentuoti, nes yra labai aukšto lygio profesionalas savo srities. Tai yra žmogus, futbolo treneris, kuris gilinasi kiekvieną dieną į savo darbą, labai gerai išmano niuansus ir puikiai moka pasakyti ir suformuluoti savo nuomonę eteriui. Tai turbūt, kad įdomiausias ir tuo pačiu geriausias porininkas mano galva, bet sakau, tikrai nenumenkinant nei vieno kito žmogaus, su kuriuo ar futbolą, ar krepšinį tenka ir teks komentuoti. Sveikas. Kaip manai, kodėl Barcelona taip tempia visada teisėjai? Nes jo, kaip tik rimtos varžybos, tai dažniausiai visas koks pendeliukas ar visada 10 užbaigia varžovą. Ar dar blogiau 90 minutę pastato pendelį už šlykščiausią Suarezo įmanomą niurką. Taip, čia tokia vyraujanti nuomonė, sakykime, nenorėčiau taip kategoriškai skirstyti, kad būtent Barsas laiką tempia teisėjai. Mes matom klaidų Madrido Realo pusę, matėm klaidų į Monako pusę, įskaityti įvarčiai iš nuošalių ir panašiai. Gal į Barsos tas tokios situacijas jautriausiai žmonės reaguoja, nes žinom, kad praeitį yra buvę tų sprendimų labai tokių neskanių ir su Chelsea žaidžiant čempionų lygoje ir su Arsenalu, kai atsimenu, ten Van Persie absurdiškai buvo išvarytas ir visokių kitokių, bet aš nenorėčiau čia išvelgti kažkokios tendencijos. Aš manau, kad pavyzdžiui suteisėjaut Camp Nou lemiamose rungtynėse visų pirma teisėjų yra milžiniška įtampa ir mes žinom, kad Barso žaidėjai yra nemažai provokuojantis teisėją, spaudžiantis jį kaip ir tribūnos. Ir pavyzdžiui Bjornas Kupersas, mano galva, su Juventusu ketvirtfinalį susitvarkė tobulai Camp Nou stadione, visiškai nepasidavė, nors nuo pirmų minučių buvo daug
žiežirbų iš Neimaro, iš kitų nardymų, provokavimų, rėkavimų, iš tribūnų švilpimų, bet teisėjas nepasidavė ir puikiai atsilaikė, o kiti galbūt ten atvažiavę, nežinau, ir nesusitvarko, kaip pavyzdžiui, aštuntfinalio su PSG, na, sutikim, sprendimų buvo kvestionuotinų ir tai vėlgi gali būti susijęs su tuo, kad, na, tas Barsos vardas, žaidėjų pavardės tau kelia tokį spaudimą, kuriam tu kartais pasiduodi ir padarai žmogiškas klaidas, bet aš labai nemėgstu tų visų sąmokslo teorijų, kur žmonės apie UEFA kalba ir panašiai, kad čia Barsa palaiko ir tempia visą laiką tyčia teisėjai, tai tikrai nenorėčiau iš tas teorijas gilintis ir nelabai mėgstu jas apskritai liesti. Na, labai įdomu, kad dėl blogų teisėjų sprendimų visi kaltina Barceloną, bet jeigu tau taip leidžia žaisti, tu tiesiog žaidi futbolą. Todėl galbūt nėra labai pagrįstas tas, taip vadinamas, heitinimas Barcelonos klubo dėl prastų teisėjų sprendimų. Na taip, jeigu žmonės įtiki sąmokslo teorijom, tai jie turbūt suveda galus taip, kad Barcelona pati tuos teisėjus ar paperka ar kažką daro, nežinau, kai žmonės suvokia tas situacijas ir ten išvelgia jų kaltę. Tai faktas, kad gerai, Suarezas, tarkim, nėrė, bet tai davė 11 metrų baudinį teisėjas. Tai ar Suarezas kaltas, kad jis nėrė ir teisėjas, kad jo nardymu patikėjo. Tai mes tai matom visur. Premier lygoje, pažiūrėkim, praeitą savaitgalį Rashfordas nėrė, Sané nėrė, duoti baudiniai. Tai ir mes dabar kalbėsim, kad Man United ir Man City tempia teisėjai aklai. Nu, teisėjai klysta. Ir kad Cristiano Ronaldo įmušė, pavyzdžiui, įvartį iš nuošalės ir jį išėjo švęst, tai jis nekaltas, jisai daro savo darbą, jis muša įvartį, žaidžia iki švilpuko, teisėjo klaida, na, tai lieka teisėjai, o ne žaidėjų ir klubai. Pakalbėkime apie tavo marškinėlius tada. Okay. Vienas tavo, nežinau, gerbėjas, mūsų skaitytojas rašo, kaip tu krepšinį gali palaikyti vieną didžiausių franšizių sporte, Popovičiaus vedamą San Antonijos Spurs ekipą, kurie metai iš metų užtikrintai laimi, rodo aiškę žaidimo filosofiją ir yra visų fanų gerbimo komanda. Tuo tarpu futbole tu pasirinkai palaikyti nieko nepasiekusią, greičiausiai nieko nepasieksiančią Man City komandą, kuri neturi jokios žaidimo filosofijos, jokių tradicijų, krypties ir lyginasi nebent su turkų klubais Eurolygoje, pinigų išleisti daugybėje, rezultatai ko ne nuliniai. Įdomus klausimas, aš visų pirma turėčiau priekaištų pačiam klausimui suformuluotam, nes Premier lygos titulai, jeigu reiškia nieko nepasiekimas, tai turbūt Manchester United tie 20 titulų irgi nieko turbūt nereiškia. Turbūt, tai Leicesteris, tai irgi nieko turbūt nereiškia klubo istorijoje, ką čia Premier lyga laimėjo, čia koks čia pasiekimas, ne? Tai nežinau, pusfinalį Čempionų lygos žaidė pernai Premier lygą, laimė maždaug 2 kart per 4-5 metus, tai kažkaip čia žmogus aklokai, sakyčiau, nepykantos vedamas užstūmė. Aš suprantu tuos žmonės, kurie nemėgsta City ir pastoviai prikaišo tą istoriją, bet tai mes gal apsibrėšim, kas yra istorija. Ar istorija yra tik laimėti titulai, ar pats faktas, kad klubas egzistuoja ir žaidžia Premier lygoje aukštam lygiai. Tai Manchester City šiaip jau yra senesnis klubas už Manchester United pagal istoriją, pagal tai, kada yra įkurtas. O kada atėjo finansinė injekcija, tai, okei, kaip kitaip tu gali konkuruoti be didelių finansų? Ta prasme, kaip Manchester City, būdamas Premier lygos vidutiniokas, trindamasis ten 10-12 vietoje, kažkur būdamas tokio lygio kaip gal dabar Southamptonas, kaip jis galėtų iš niekur iššauti ir stabiliai būti tarp favoritų ir komandų laiminčių titulus. Leicesterio pavyzdys. Tebūnie laimėjo Premier lygą, ar jie kada nors dar grįžti ten su savo dabartiniais resursais? Turbūt, kad ne. Šį sezoną pamatėm tokią labiau realybę, kokia yra ta Leicesterio komanda ir ko jinai verta, ir kad ir tuos pačius žaidėjus išlaikyti jiems turbūt nebus lengva jau dabar be Čempionų lygos pasilikus. Tai kaip aš galiu palaikyti Man City, viskas labai paprasta. Aš su užsienio komandomis ryšio nejaučiu, neasocijuoju, sakykime, jeigu tu esi kaunietis, tu myli Kauno Žalgirį, jeigu tu esi Vilnietis, tu myli Vilniaus Žalgirį, gal Vilniaus Lietuvos Rytą, su tom komandom tavęs siejas geografiškai, galbūt ir tavo ten seneliai tėvai sirgo ir tas ryšys labai stiprus. O su užsienio komandomis, tai kiekvienas iš mūsų kažkurį rytą atsikėlė ir sugalvojo, kad aš sirgsiu šitą komandą. Ir nelabai kas pasirinko
ten Queen's Park Rangers ar, nežinau, Brightoną ar kitas pralaiminčias komandas. Visi mes pasirinkom, kas Realą, kas Man United, kas Barça, kas dabar šiais laikais Man City. Aš anksčiau labai sirgau už Turino Juventus, nes Alessandro Del Piero mano mėgstamiausias futbolininkas visų laikų. Ir Pavelas Nedvedas man labai patiko ir daug kitų. Nu, bet jie pasitraukė ir aš kažkaip prie paties klubo neprisirišęs kiek prie žaidėjų. Tai lygiai taip pat Man City atvažiavo Yaya Touré, Sergio Aguero, Kevinas De Bruyne, man labai imponuojantis žaidėjai, Mario Balotelli aš labai myliu ir tuo metu buvo atvažiavęs į Manchester City. Ir man prilipo, pradėjau juos palaikyti. O tai, kad net komanda, sako, neturi savo žaidimo filosofijos, tai aš nežinau, Pepas Guardiola ją kaip ir kūrė, kiekvienas treneris atvažiavęs kūrė. Tai kokia yra Manchester United žaidimo filosofija po sero Alexo Fergusono? Tas žmogus, aš įtariu, galimai yra Man United fanas, tai ar jis mano, kad vat, Mojesas, Van Galas kažkokią Fergusono filosofijos testinumą padaro? Aš sakyčiau, kad ne, Manchester United čempionų lygoje net nebežaidžia. Tai gal nustokim klijuotas etiketės, aš sakyčiau, kas turi titulų, kas ne, kas turi istoriją, kas ne. Ir manau, kad Manchester City jau puikiausiai įrodė, kad yra vienas iš Anglijos grandų šiai dienai ir kol turi tokį finansinį užnugarį, taip ir bus. Na čia turbūt buvo vienas iš tų provokuojančių klausimų, kuriuos aptarėme prieš tai. Dabar toks rimesnis galbūt. Kaip manai, kur dingo Orlauskis, kas toliau bus jo karjeroje ir ar A lyga ne per aukštas laiptelis jam? Ne, A lyga tai tikrai nėra per aukštas laiptelis. Aš nemanau, kad A lyga gali būti kažkam per aukštas laiptelis profesionaliam futbole. Kur dingo Orlauskis, sunku pasakyti, nelabai turiu iš jo aplinkos ar iš jo paties kažkokios informacijos ar nuomonių ar atsiliepimų. Nelabai ten, tiesą pasakius, ir tiek daug gilinausi, bet iš to, ką mačiau, na tai sunkokai susiklostė visų pirma Watforde tas etapas, kai Suolą teko trinti. Espanyolo komandai irgi traumų plus labai prasti keli pasirodymai ir gal žaidėjų psichologiškai labai buvo didelis smūgis. Nepamiršim, kad tuo metu ir su Lietuvos žiniasklaidos toks karas, kur buvo atsiradęs, visi turbūt nepamiršo, tai aš manau, kad jeigu žaidėjas trapesnis psichologiškai ir tokie dalykai paveikia ir atsiliepia galų gale po to rezultatams aikštėje, bet aš galiu tik spėlioti, aš tikrai negaliu pasakyti kažkokio fakto, kas atsitiko ir kas bus Orlauskiui, bet bent jau į tą klausimą, ar A lyga ne per aukštas lygis, tai tikrai manau, kad ne, A lygoje, bet kurioje komandoje, aš manau, drąsiai Orlauskis galėtų stovėti ir žaisti, tik tai nemanau, kad jo pačio ambicijos siekia tik tiek, aš noriu galvoti, kad jis įsivaizduoja savo aukštesniam lygyje. Čia dabar iš vieno skaitytojo eilė klausimų apie A lygą, pats domiesi A lygą? Dabar mažiau, prieš tai, kai komentuodavau A lygą, tai be abejo domėdavus visada, kiekvieną turą, daugumą rungtynių, dabar kai nebekomentuoju, kažkiek mažiau, bet na, stengiuosi bent jau pasižiūrėti tuos mačus, gal kur didesni Vilniaus Žalgiris, Atlantas, Trakai ir taip toliau, bet na, neslėpsiu, kad tikrai nėra mano daugiausiai dėmesio susilaukianti lyga. Na, gal tada užduosiu po vieną klausimą, nes bus labai lengva pasimesti visų rutinų. Okay. Kada paskutinį kartą apsilankei A lygos rungtynėse? Paskutinį kartą apsilankiau A lygos rungtynėse praėjusį sezoną. Vilniaus Žalgiris, Atlantas, man atrodo, buvo tos paskutinės, kuriuose lankiausi. Turbūt, kad taip. Na, ir lankiausi kaip žiūrovas, ta prasme, nes savaime suprantama, kai komentuodavau, tai lankydavausi pastoviai, bet paskutinės turbūt buvo Vilniaus Žalgiris, Atlantas, tai čia praeitą vasarą, turbūt kokį rugpjūtį. Ar simpatizuoji kuriai nors A lygos komandai? Kažkokių ypatingų simpatijų kaip ir nėra, bet aš vis tiek džiaugiuosi, kad aš esu Vilnietis ir Vilniaus Žalgiris yra stipriausia Lietuvos komanda, laimi titulus ir Europoje bando kabintis, tai na, turbūt sakyčiau, kad Vilniaus Žalgiris arčiausiai širdies, bet tikrai nėra taip, kad ten Vilniaus Žalgiris pralaimi Atlantui ar kažkam, aš sieločiaus ar likčiau nepatenkintas. Aš kaip tik labai norėčiau, kad
atsirastų daugiau konkurencijos ir čempionatas būtų įdomesnis, nes dabar realybė tokia, kad vis dėlto prieš sezoną mes jau žinom, kam reikia kabinti auksą, tai būtų įdomiau, manau, jeigu atsirastų bent jau dar viena stipri komanda. Kuris tavo nuomonė yra geriausias A lygos stadionas? Tikriausiai daug teko lankytis, kai kur. Gal aš du išskirčiau stadionus. Marijampolės tikrai, nes aš vertinu tik tai natūralios vėjos stadionus. Esu labai prieš dirbtinę dangą. Ir dabar nebežaidžia lygoje, bet gal dar žais. Alytaus miesto pagrindinis didysis stadionas tikrai labai neblogas ir yra tekę stebėti ir tarptautinės rungtynės, kai jaunimo rinktinė žaidžia. Tai tikrai geras, jaukus stadionas, tvarkingas, irgi natūrali vėja. Tai Marijampolės ir Alytaus turbūt du tokie man labiausiai panašus į tinkamus žaisti profesionalų futbolą Lietuvoje. Jei būtum A lygos klubo savininkas ir turėtum daug pinigų, kuriuos tris lietuvius pirmiausia viliotum į komandą? Čia neblogas klausimas. Mantą Kuklį tikrai imčiau į aikštės vidurį. Aš jį vadinu lietuviškuoju Michaelu Carricku, nes man labai panašus savo žaidimo intelektu. Neturi kažkokių fizinių labai savybių, greičio ar kažko, bet labai protingas žaidėjas. Tai jį tikrai imčiau. Kas dar iš A lygos lietuvių? Turbūt Darvydą Šerną į puolimą neprošal būtų pastatyti, vis tik įvarčius mušantis geras puolėjas. Ir viską perku iš Vilniaus Žalgirio. Gal reikėtų vieną iš kažkur kitur paieškoti. Paimčiau tada dar kairių gynėjų Vaidą Slavicką iš Sūduvos, nes tikrai žaidėjas atsiskleidęs ir rinktinėje žaidžiantis ir kairio gynėjo pozicija tokia deficitinė. Lietuvoje dažnai mums trūksta ten gero patikimo žmogaus, tai man jis atrodo toks visai įdomus potencialą turinti žaidėjas. Tai tokius 3 lietuvius turbūt pirkčiau taip ant smūgio. Peržiūrėjęs galbūt sąrašus sudėtis dabar dar visus suraščiau kitų, bet tebūnie taip. Na, čia dabar labiau diskutuotinas klausimas, bet kodėl Vilniaus Žalgiris visada patiria fiasko Europoje? Na, sunku pasakyti, žiūrint, ką mes vadinam fiasko. Na, tiesiog konstatuokim, kad Žalgiris nusileidžia turtingesniems ir stipresniems klubams, bet fiasko, aš manau, būtų gėdingi sutriuškinimai, turbūt 6-0 ten ir panašiai. O paskutiniai pralaimėjimai prieš Malmo, prieš Astaną, jie buvo skaudus, ta prasme, kad ten Žalgiris turėjo realių šansų pereiti barjerą, ypatingai prieš kazachus, jie paskutinę sekundę praleido įvartį. Tai tikrai nėra fiasko, tai paprasčiausiai pritrūksta vieno žingsnelio, o pralaimimo tai komandoms turinčioms gausesnį biudžetą, geresnė turbūt ir komplektacija, tai aš to fiasko nepavadinčiau, bet faktas, kad Vilniaus Žalgiriui labai sunku visą sezoną žaidžiant su gerokai žemesnio lygio komandomis, staiga Liepos mėnesį iššokus į ugnį, sužaisti labai gerai ir pasiekti labai gerą rezultatą prieš komandą iš visai kito kalibro. Tai tokią turim realybę, bet nėra neįmanoma bent jau tą pirmą etapą peržengti prie gerų burtų, prie gero žaidimo, viskas įmanoma. Ir tai, manau, paskutiniai pavyzdžiai su Malmo ir Astana parodė, kad galima, bet kartais ir sėkmės gal reikia.